Tikra tragedija Donaldui Trumpui. Jungtinės Amerikos valstijos grąžins 166 milijardus dolerių įmonėms, kurios buvo priverstos mokėti neteisėtus muitus, įvestus Donaldo Trumpo praėjusiais metais. Ir tokia naujiena tiesiog susprogdino informacinę erdvę, nes Donaldas Trumpas netgi pripažino, kad pinigus tikrai teks grąžinti. Donaldas Trumpas įniršęs užsipuolė JAV aukščiausiąjį teismą ir net savo gimtąją Respublikonų partiją, dėl to, kad niekas neskubėjo gelbėti Amerikos prezidento nuo gėdo. Nors Trumpas sako, kad buvo galima šiek tiek apeiti įstatymą ir taip nesusigėdinti bei dabar negrąžinti 166 milijardų dolerių, Trumpas net paragino Amerikos įmonės atsisakyti teisėtos kompensacijos už nuostolius, tiesiog tam, kad įrodytų, jog prezidentas buvo teisus. Ir Trumpas žada šioms įmonėms visada su dėkingumu prisiminti, kad jos nereikalavo nuostolių kompensacijos. Bet kasgi įvyko ir kodėl Donaldo Trumpo tarifai pasirodė esą didžiausia afera, už kurią JAV dabar privalo sumokėti? 166 milijardus dolerių. Ir svarbiausia, kodėl tai tik pradžia? Mano vardas Aleksėjus Pečijus, tad aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradedami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patiktuką šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą po vaizdo įrašu. Be to, prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News, nuorodą rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Taigi, ar vis dar prisimenate, kaip praėjusiais metais Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas drąsiai įvedė muitus visoms pasaulio šalims ir paskelbė tai ekonominiu stebuklu, kuris papildys Amerikos biudžetą milijardais ir milijardais dolerių? Taigi, Jungtinės Amerikos valstijos dabar grąžina surinktus muitus. Oficialiai žinoma, kad nuo pirmadienio balandžio 20 dienos Amerikos įmonės sumokėjusios Donaldo Trumpo muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas pripažino neteisėtais, gali pradėti teikti paraiškas dėl savo pinigų grąžinimo. JAV prezidentas iš karto pavadino aukščiausiojo teismo sprendimą problema, nes jis verčia grąžinti 166 milijardus dolerių importo muitų ir pareiškė, kad šie pinigai esą atiteks Amerikos priešams. Štai įsidėmėkite šią frazę apie Amerikos priešus, nes mes prie jos dar sugrįšime. Tai labai įdomus momentas. Tai yra, Trumpas savo, kad šie pinigai atiteks Amerikos priešams, o tada ragina kompanijas nereikalauti kompensacijos ir sako, aš jūs, pagal jo logiką Amerikos priešus, prisiminsiu su dėkingumu. Bet apie tai šiek tiek vėliau. O Trumpas nepasiduoda ir daro sau gėdą iki pat galo. Pasak jo, JAV aukščiausiasis teismas neva pripažino prezidento teisę įvesti muitus teisėtą, tačiau nurodė, kad tai reikia daryti pagal kitą procedūrą. Dėl to, kaip pažymėjo Trumpas, vyriausybei teks grąžinti apie 166 milijardus dolerių importo muitų, kuriuos jau sumokėjo importuotojai už JAV ribų. O dabar pats įdomiausias dalykas. Donaldas Trumpas paaiškino, kad viskas galėjo susiklostyti kitaip, jei teisėjai būtų tiesiog pridėję prie nuosprendžio vieną frazę apie tai, kad anksčiau surinktų lėšų grąžinti nereikia. Jis savo, kad buvo galima tiesiog pasakyti, taip, tarifai yra neteisėti, daugiau jų nerinksime. Bet, sako, reikėjo pridėti po kablelio, bet to, ką jau surinkome, negrąžinsime. Na gerai, sprendimas dėl tarifų buvo neteisėtas, bet palaukite, juk tai nereiškia, kad dabar visiems tiesiog reikia grąžinti pinigus. Jūs ką, išprotėjote? Tačiau to nebuvo padaryta. Trumpas pabrėžė, kad jo administracija vis tiek pasieks ankstesnius ar net aukštesnius rodiklius, tačiau jau per sudėtingesnę ir gremėzdiškesnę schemą. Jis taip pat išreiškė apgailestavimą, kad aukščiausiasis teismas, kaip jis sakė, norėjo išgelbėti šalį vos vienu sakiniu ir dėl to pinigus gaus žmonės, kurie jo nuomonė yra priešiški JAV. Primenu, kad dar vasario 20 dieną JAV aukščiausiasis teismas nusprendė Donaldo Trumpo įvesti importo muitai remiantis nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų įstatymų viršija vykdomosios valdžios įgaliojimus. Teisėjai tada pabrėžė, kad teisė nustatyti mokesčius ir tarifus priklauso tik JAV kongresui. Trumpas savo ruožtų griežtai pasisakė apie teisėjus, įskaitant ir tuos, kuriuos paskyrė asmeniškai, pavadinęs tai, kas įvyko gėda, ir iškart po to pradėjo karą su Iranu. Galiausiai balandžio 20 dieną Trumpo administracija vis dėlto paleido internetinį portalą paraiškoms dėl muitų kompensavimo teikti. Esmė ta, kad JAV aukščiausiasis teismas nesvarstė klausimo, kaip vyriausybė turėtų kompensuoti muitus sumokėtus pagal tarptautinių nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų įstatymą. Tačiau Tarptautinės prekybos teismas praėjusį mėnesį vis dėlto įpareigojo Donaldo Trumpo administraciją pradėti kompensavimo procesą.
Pagal procedūrą įmonėms jų pinigai turi būti grąžinti per 60–90 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos. O dabar svarbiausia. Remiantis JAV muitinės tarnybos duomenimis, vien tik iki kovo 4 dienos 330 000 importuotojų sumokėjo muitus, kurių bendra suma siekia apie $166 milijardus. Ir dabar visus šiuos pinigus visiems šiems importuotojams reikia kažkaip gražinti. Bet čia dar tik pradžia. Pagrindinę muitų naštos dalį, o tai yra 90%, nešia tiek įmonės, tiek, kas svarbu, vartotojai. Paprasti pirkėjai, paprasti amerikiečiai. Ir štai pagal teismo sprendimą vartotojams taip pat privaloma grąžinti pinigus. Tai reiškia, kad net kiekvienam amerikiečiui, kuris kažką pirko ir mokėjo kelis centus ar dolerius už muitą, taip pat privaloma grąžinti pinigus. Ir štai, pavyzdžiui, kompanijos FedEx ir Costco jau pažadėjo kompensuoti savo klientams nuostolius dėl Donaldo Trumpo muitų. Tačiau kaip tai vyks, dar niekas iki galo nesupranta. Tiesiog įsivaizduokite, kad dabar tai pačiai kompanijai FedEx reikia perskaičiuoti milijonus savo klientų operacijų, suskaičiuoti, kiek ten buvo sumokėta neteisėtų tarifų ir tada kažkokiu būdu šiuos pinigus grąžinti milijonams klientų. Kaip tai vyks, niekas apskritai nesupranta. O dabar, kaip sakoma, juokingoji šios naujienos dalis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino Amerikos korporacijas atsisakyti pretenzijų dėl muitų grąžinimo už $166 milijardus. Ir tai ne juokas. Trumpas iš tikrųjų paprašė kompanijų atsisakyti pinigų grąžinimo dėl jo klaidos. Be juokų, Trumpas pareiškė, kad jis su dėkingumu prisimins tas organizacijas, kurios neprašys kompensacijų už rinkliavas, anksčiau pripažintas šalies aukščiausiojo teismo neteisėtomis. Jis sako, vaikinai, tiesiog nesusigrąžinkite savo pinigų ir aš jums pasakysiu ačiū. Štai, ačiū jums. Šiuo metu tokie dideli technologijų gigantai kaip Apple ar Amazon dar nepateikė prašymų grąžinti sumokėtas lėšas. Ir štai Trumpas prašo jų net neteikti paraiškos, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas tiesiog su dėkingumu juos prisimintų. Ir galiausiai Trumpas tiesiog nusprendė užsipulti su kritika visus iš eilės. Nes matote, kažkas nusprendė prieštarauti jo valiai, kažkas pavadino jo veiksmus neteisėtais, dar ir reikalauja grąžinti pinigus. Jūs kažko. Donaldas Trumpas sukritikavo respublikonų teisėjų elgesį aukščiausiame teisme, pareiškęs, kad štai demokratai balsuoja vieningų didelių blokų, o respublikonai nuolat jiems nusileidžia. Ir toliau pacituosiu Donaldo Trumpo žodžius. Kaip demokratai gali būti nepatenkinti tuo, kai balsuoja JAV aukščiausiasis teismas? Demokratų teisėjai laikosi kartu kaip klijai, niekada nenukrypsta nuo iškreiptos ir ydingos politikos идей и дел, представленных им. Jie visada balsuoja kaip grupė arba blokas. Respublikonų teisėjai nesilaiko kartu. Jie vėl ir vėl suteikia pergalę demokratams, kaip pavyzdžiui $166 milijardų grynųjų pinigų krūva pagal visiškai milžinišką По решению по тарифам. Kai kurie respublikonų teisėjai tiesiog tapo silpni, kvaili ir blogi, visiškai išdavė tai, už ką jie tariamai pasisakė. $160 milijardų perdavimas muitų grąžinimų pavidalų žmonėms, kurie metų metus apiplėšinėjo mūsų šalį, tiesiog nepaaiškinamas. Tai gėda. Jų sprendimas dėl tarifų tapo nereikalingų ir brangių antausių JAV bei didelę pergalę jų priešininkams. Na apskritai, dabar norėčiau paklausti Donaldo Trumpo šalininkų, ypač tų, kurie rašo komentarus, rašo, kad pečių tu nieko nesupranti. Donaldas Trumpas yra mąstymo milžinas, didžiausias šiuolaikinis politikas. Štai tie, kurie rašo tokius beprotiškus komentarus. O kaip jums tokios naujienos? Aš prisimenu, jūs pernai rašėte, kad Trumpas šaunuolis, įvedė muitus. Žinoma, dabar Amerika suklestės, uždirbs milijardus iš tų muitų. Na, o dabar tenka grąžinti už tuos muitus surinktus pinigus. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jeigu norite paremti šio YouTube kanalo veiklą ir manote, kad jo veikla yra svarbi ir reikalinga, galite palikti savo auką arba tapti šio kanalo rėmėjų arba paaukoti jums patogiausiu būdu. Visos nuorodos į rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Ir prenumeruokite Telegram kanalą Pečiai News. Nuoroda taip pat yra vaizdo įrašo aprašyme. Tai viskas. Saugokite save. Visiems iki.